Diena, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – Dievo karalystė žemėje. Štai Dievo padangtė tarp žmonių, Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Kristų tikintys ir juo sekantys žmonės sudaro bažnyčią, naująją Dievo tautą. Kai rašome bažnyčią, turime galvoje tikinčiųjų bendruomenę, o kai bažnyčia iš mažosios B – maldos namus. Bendruomenės nariai turi bendrauti, tam jie renkasi kartu. Graikiškai bažnyčia vadinama eklezija, tai reiškia susirinkimas. Krikščionių bažnyčios nariai, šventosios dvasios surinktieji, sušauktieji. Jėzus pradėjo burti aplink save žmones. Jo bendruomenė drauge su juo meldėsi ir šventė. Valgė ir pasninkavo, rūpinosi vargšais, ligoniais ir atstumtaisiais. Mokė pažinti Dievą kaip mylintį tėvą. Pirmasis popiežius rašė: O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į nuostabią šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta. Seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradę. O štai ką pasakoja evangelistas Lukas. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose, tai vienur, tai kitur, laužydavo duoną. Su džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą, ir buvo visų žmonių mylimi. O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą. Pasvarstykite ir atsakykite, ar norėtumėte priklausyti pirmųjų amžių bažnyčiai? Kodėl? Kuo nuo senosios skiriasi mūsų laikų bažnyčia? Ar noriai jungiamės į krikščionių bendruomenę? Ką norėtume keisti bažnyčioje ir kodėl? Ką keistume savo parapijos bendruomenėje ir kaip tai darytume? Taigi, paklausykime apie svajonių bažnyčią. Svajoju apie bažnyčią, kurioje būtų atsižvelgiama į mano mintis ir jausmus. Svajoju apie bažnyčią, kurioje aš galėčiau rasti savo artimus žmones, kurioje galėčiau jaustis laisvas, kurioje sekmadienis nesibaigtų pirmadienį, kuri pastebėtų pasaulį ir jo problemas, kuriai žmonės jaustųsi įsipareigoję, kurioje kiti tikėtų manimi, kurioje aš galėčiau tikėti kitais, kurioje mes drauge galėtume tikėti
viltis ir svajoti. Pasvarstykite ir atsakykite, kaip galima būtų įgyvendinti čia minimas jaunimo svajones. Nuo ko priklauso, ar pavyks tai padaryti. Taigi, mokiniai, ačiū už dėmesį. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.